Taigi, kadangi išėjo 5 sezonas, išėjo finalas, tai nusprendžiau padaryti Stranger Things nagus. Ir dabar, kol prepinuosi tipsus darbui, tai tiesiog sumesiu nuotraukas ir papasakosiu savo viziją. Serialo visas veiksmas vyksta 80-aisiais. Tai reiškia daug spalvų, daug įdomių outfitų ir viskas keičiasi. Tačiau pagrindinės scenos vyksta dažniausiai pritemdytuose šešėlių apgautuose ir gerai su apšvietimu sužaistose scenose. Tai norėčiau pačius nagus padaryti šiek tiek tokius dark tematikos, bet imponuoja 2 pagrindinės spalvos, tai yra raudona ir mėlyna. Tai būtent jas pagrindę noriu ir įtraukti, bei kad nebūtų visiškai tamsus nagi, norėjau keletą nagų padaryti tokių šviesesnių su tam tikromis detalėmis. Tai vėliau žiūrėsime kiekvieną nago dizainą, o dabar pasižiūrim, kaip visą dizainą buvau sudėjus. Tai matome mano visą eskizą ir čia aš turiu kiekvienam nagui pasirinkus plius minus nuotrauką, kuri man patiko ir jos idėją norėjau išgyvendinti nage. Tai matome paveiksliukus, kuriuos vėliau sudėsiu ir turim štai tokią bendrą viziją, kaip aš tai įsivaizduoju. Tai jau susidėjus visas spalvas ant ketaiso visur susidedu šešėlius, taip pat tą darysiu ir ant mėlynos spalvos, kad pridėtų to tokio tamsumo šiam visam mūsų setui. Tuomet griebiu pirmąjį nagą, ant kurio planuoju daryti gates. Tai pirmiausia sudedu raizdagelį ir toliau jį trinėsiu dulkėmis. Taip sukūrus tą tokį galbūt švytėjimo efektą, rinkausi sidabrinę spalvą, nes kažkur buvau užmačius, kad tai labai gražiai atrodo. Toliau, kad nepabėgti nuo visų mūsų pasirinktų spalvų, dedu tą patį ketaisą iš gamos, man rodos vadinasi Ruby, į patį viduriuką, kad sukurti su katės efektu tą tokį švytėjimą iš vidaus ir vėliau double applainsiu vėl savo 3D geliuką ir ten bandysim sukurti iliuziją, kad tie vartai plyšta. Nežinau, ar pavyks, bet pabandysim. Ir padariau dar didžiausią klaidą, nes pamiršau ketaisą perdengti matiniu topu ir jis taip pat, kaip matot, nusidažė, tai teks daug valyti. Tai sekantis nagas yra dedikuotas turbūt vienam labiausiai iconic veikėjui Eddie ir jo estetiškai maikutei Hellfire Club. Tai šitą video žiauriai greitinau, bet it was a must padaryti bent vieną nagą jam skirtą, nes jis buvo iconic ir nieks negali prieštarauti man. Bet jeigu jūs nežinot, kas jis toks, please leave the chat. Na ir dabar turėsim dar vieną žiauriai iconic sceną, tai yra lemputės, bet pamatysit, kaip aš čia puikiai failinu, kokius 3 kartus jas tiesiog nupiešti. The basic thing. Tiesiog tokia diena. Tai jeigu jau pastebėjot, tai aš jau failinu ir pati dar to nesuprantu, nes tiesiog mano raidės yra per arti ir nėra vietos lemputėm. Tai antras bandymas buvo šiek tiek sėkmingesnis, nes davė man idėją, nes man nepatiko, kaip aš nupiešiau eilutes, nes 3 linija netilptų. Tai bevalydama tiesiog pasidariau savo tokį kaip background gerą, su šiek tiek efekto ir nusprendžiau, kad bus tik 2 linijos, nes tai ir išgelbėjo dieną ir pagaliau viską padariau teisingai. Grįžtam prie Hellfire ir dabaigėm jį, tai tiesiog pagalvojau, kad more iconic bus su šiek tiek kraujo. Galiausiai dar sugalvojau, kad žiauriai iconic atrodys prie Mind Flayer pastojo pasirodinti žaibai, tai norėjau vieną iš jų įamžinti. Daug laiko neprireikė šiam nagui padaryti, buvo labai paprastutis, bet užtat atrodė žiauriai gerai. Galėčiau daryti ir šiaip, net nebūtina būtų daryti Stranger Things tematikos. Taip pat sugalvojau, kad reikia įamžinti būtinai Henrio tatuškę, vėliau įamžinau ir Eleven tatu, nes manau, kad jos tikrai turėjo gan gerą reikšmę juos suartinant. Tai galiausiai dabaigiau lemputės ir šokau prie dailės, kur turėjo būti užrašyta Stranger Things. Tai turėjau tikrai ne vieną failą, nes tikrai labai norėjau Stranger Things talpinti į tą vieną nagą, tačiau neišėjo. Kažkur mačiau pavyzdžių, kad buvo rašoma tik dalis, bet vis tiek nenorėjau pasiduoti ir bandžiau įtalpinti viską, sukau nagą šonu, neišėjo, bandžiau vėl, galiausiai tiesiog pasirinkau The Bridge Episode užrašą, nes man tas epizodas labai patiko, buvo
įtrauktas mokslas. Aišku, man iškėlė tas epizod labai daug klaustukų, į kuriuos filmo kūrėjai neatsakė, tai buvau tikrai nusiminus. Ką manot jūs apie tai? O vat prie lempučių, ką norėjau paminėti, kad pasirinkau ne abėcėlę, o tiesiog parašyti Run Max, nes šį sezoną jinai tikrai daug bėgo. Toliau sekė dailė, tai Demogorgon galva. Kaip jau matėm 5 sezone, pradžioj jie egzistavo, o tada, kaip daug mėmsų vėliau rodė, turbūt išvarė į atostogas, pažiūrėti Eiffel Tower ir paslidinėti, nes finale jų nebuvo. Niekaip negaliu paaiškinti, kaip jam tai atrodė naudinga juos išimti ir jų neįdėti finalinę seriją. Tačiau dailė išėjo visai nebloga ir jos labai džiaugiausi. Iš tikrųjų, ne pirmą kartą jau dariau klientai Demogorgon galvą irgi prie Stranger Things tematikos nagų. Tai nebuvo sunku sugalvoti, kaip tai įvyks, bet buvo ką paveikti. Tai juokingiausia dalis turbūt dėdantukus, nes jų yra žiauriai daug ir juos tiesiog kaip kokius brūkšnelius dedu iš pradžių palei kraštą ir tada užpildau vidų. Mačiau daug variantų, kur tiesiog dar į vidų įdeda tokį kaip išlindimą, padaro iš jo rutuliuką. Man tas variantas nebuvo gražus, tada dariau savaip, o čia matom, kaip nusprendžiau, kad būtina upside down nagė pridėti flakes baltų, nes jos visą laiką buvo pridėtos į orą ir pagalvojau, kad žiauriai gera idėja būtų pridėti ir prie Hendrio tatuškės vieneto tų flakes, nes viskas vyksta upside down. Ir va, dabar jau lakuojam topą, tai tuoj ir matysim galutinį rezultatą. Ir surprise, Stranger Things nagai dar nedildžiuoti, bet va jau viskas sutvarkyta ir klijuojam. Tai tikiuosi enjoyinot žiūrėt, kaip kūrėm šitą dizainą, o komentaruose galite pasidalinti, kaip jums 5 sezonas, nes aš šiek tiek nusivylus.